Thank you very much for allowing me to be here. Ačiū, kad leidote man būti čia. It is an honor, it's a pleasure to be with you. Tai garbė, tai privilegija. And I greet you on behalf of the Pentecostal Youth Network. Taigi sveikinu Jūs sekimininkų judėjimo vardu. That may not mean much to many of you, Gal daugeliu iš Jūsų tai nieko ir nesako. but it's the way that I got to meet this fine guy right here. Organizacija, per kurią aš susitikau su Leonidu. Everybody wave to Leonid. Leonidui pamojokim visi, Everybody wave to him like you mean it. kaip iš tikrųjų turėjau meni, kad perduodat linkėjimus jam. If you haven't got the privilege to really get to know Leonid yet, Taigi, jeigu dar nebuvo tokios privilegijos jum galimybės susipažinti su Leonidu, take the time. skirkite laiko. He's a history maker. Jis yra tas, kuris kūrė istoriją. Amen. And I greet you on behalf of the church where I'm the youth pastor. Ir taip pat sveikinimai nuo bažnyčios, iš kurioje aš pastariauju kaip jaunimo pastorius. I am one of the oldest youth pastors I know. Aš vienas iš vyriausių jaunimo pastorių, kiek aš dabar pažįstu. I have a goal in life. Ir mano gyvenimo tikslas I plan on being the oldest youth pastor that ever lived. tai yra būti vyriausių jaunimo pastorių, kuris kada nors yra gyvenęs. So on that stone, I don't know what you call it here, Aš nežinau, aš jau netoli to akmens, kaip jūs ten I bavadintumėte. wanted to say, here lies J.J. Farrell, Taigi ten, kai jau bus tas akmuo, čia guli J.J. Farrell, the oldest youth pastor that ever lived, vyriausias jaunimo pastorius, kuris kada nors gyveno, and with an arrow, ir rodiklė, beat my record. sumušk mano iš kitos pusės rekordą. We'll see what happens. Ir pažiūrėsim, kaip ten But that's my goal. Bet toks yra mano tikslas. And now I get to be with you, good dabar- folks. Galiu būti kartu su jumis. And people ask me, Ir žmonės man užduoda klausimą. why do you do this youth thing? Kodėl tu darai tą dalyką su jaunimu? Okay, besides the fact that it's the coolest job in the world, Nu, šalia to fakto, kad tai yra smagiausias darbas pasaulyje. why do you do it? Kodėl tu tai darai? So there was this kid. Buvo ten toks vaikis. And there are kids that walk into youth groups all the time. Ir žinote, vaikai, jie vis užeina į jaunimo susirinkimus, But there was this one troubled teenager. bet ten buvo toks vienas sunkaus amžiaus paauglys. And this kid comes in, Ir tas vaikas pasirodo, and after the time went by and he starts telling people the story, ir praeina kažkiek laiko, ir tada tas žmogus jisai pradeda pasakoti istoriją. talks about how the earliest childhood memory he had, Ir jisai kalba apie savo ankstyviausius vaikystės prisiminimus. the first thing that he remembers, Tai yra pats pirmas dalykas, kokį jisai prisimena. sitting on the floor watching cartoons with his sisters, Sėdi ant grindų kartu su sesėmis, žiūri multikus, and his dad comes home drunk. ir jo tėtis namo grįžta girtas. Mom wouldn't open the door, Mama netidaro durų, so dad breaks down the door tada tėtis išspiria duris, to get to the mom. kad pasiektų mamą. Starts beating up the mom in front of him, in front of the Prieš sisters. vaikus pradeda mušti savo motiną. And this scenario Žmona. happened over and over and over again. Ir toks vaizdas nuolatos kartojosi. The years go by. Praeina metai This poor little kid ir tas vargšas vaikas is in a home where there's nothing but violence and yelling all the time. namuose gyvena, kur išskyrus žiaurumą ir kriksmus daugiau nieko nėra. Would tell about how fights would happen in front of him. Ir jisai gali pasakoti, kaip tėvų mūšiai vyko prieš jį. And he'd look around the fight to watch TV. Ir jisai bando prieš tuos besimušančius And tėvus pražiūrėti as the televizorių. years went by, Bet einant metams, dad starts getting sick. tėtis pradeda sirgti. It kills him. Ir tai pražudo jį. All the alcoholism killed the dad. Nes iš tikrųjų visas tas alkoholis ir nužudė And tėtį. so this little boy Ir tas nedidelis berniukas. he's in a neighborhood where they have neighborhood gangs. Ir ta kaiminystė irgi buvo bloga kaiminystė. And all he wanted to do was to be like them. Ir jisai norėjo būti tokia kaip ir ta jų Because he'd kaiminystė. see them hanging out on the Nes streets. mato, kad jie kieti vaikinai gatvėse leidžia And they laiką look tough. ir jie atrodo And he kieti. wanted to be tough like them. O jisai nori būti irgi kietas kaip jie. So he was 12 years old and they let him be in their gang. 12 years. 12 years old. Jam 12 metų ir leidžia į tą grupuotę prisijungti. But to let them in the gang, they had to beat him up. Bet tam, kad įleistų į savo grupuotę, jis turėjo būti sumuštas. 40 people beat up a 12-year-old kid. 40. 40. 40 žmonių turėjo sumušti tą vaikį. Like this half of the room. Tai yra pusė va šitos patalpos.
And so on goes the story. Ir toliau istorija tęsiasi. This little kid finds himself doing things that he can never tell anybody about. Tas vaikis atsidūrė tokiose situacijose, kur pradeda daryti tokius dalykus, kokių jisai nenorėtų niekam kitam pasakoti. When he was 13 years old, Kai jam buvo 13 one of the older guys in the gang ir vienas iš tos grupuotės vyresnių vaikinų hands him a knife, paduoda jam peilį, says, you might want to keep this with you. sako, ko gero norėsi šitą reikalą pasilaikyti su savimi. Find places you can put it to where nobody sees Tiesiog it. susirask vietą, kur tu gali pasislėpti, kad niekas nematytų. Saw people get hurt. Aišku, žmonės yra Saw all these įskaudinami. things happen around him. Aplink jį vyksta siaubingi dalykai. Finds himself in a place where he'd wake up in the morning Ir jisai atsidūrė tokiose vietose, kur ryte pabudęs, and say, wow, another day. jisai, dar viena diena, One more sveikas. day. Dar viena diena. Now, he wasn't thinking suicidal thoughts, Bet savižudybės minčių jam nebuvo. but started being afraid of everything that was happening around him. Bet jis pradėjo bijoti visko, kas vyko aplink jį. Realized he couldn't just go anywhere he wanted to go. Ir jisai suprato, kad jau nebegali eiti, kur jisai benorėtų eiti. Because everywhere he went, Nes kur jisai pasirodydavo, he had to look like the gang that he was representing. nes jisai jau atrodė kaip ta grupuotė, kurią jisai pristatė. You walk too far away from home, Jisai nueina toliau nuo savo namų, and then the other gangs will spot you. o ten pamato kitos grupuotės And then you have to figure out what that knife is for. ir tada jau supranti, kam tas peilis buvo reikalingas. So this kid finds himself at the very end of everything. Taigi tas vaikas atsidūrė galiausiai visko pabaigoje. Wasn't necessarily thinking about suicide, Ir nebūtinai tai buvo ta mintis apie savižudybę, but wasn't far from his thoughts. bet tikrai netoli to. This kid would say this. Ir tas vaikas sakydavo, He'd walk to school eina į mokyklą and see everybody else with backpacks ir mato, kad visi eina su kuprinėmis and think, something must be wrong. ir savo galvo, kažkas čia negerai. I don't even know where my books are. Aš net nežinau, kur mano vadovėliai No one's yra. asked me to do homework ever. Niekas manęs net neprašo daryti namų Didn't darbus. care about himself and didn't care about anybody. Ir jam jis pats nerūpėjo ir nerūpėjo kitiems. Never thought about the future. Jisai niekada negalvojo apie Just ateitį. trying to climb a little higher in the gang. Tiesiog toje grupuotė kažkaip tai pasiekti tokią aukštesnę poziciją. And at the what seemed like the end of the road, Ir kas galiausiai atrodė kaip kelio pabaiga, someone invited him to go to a youth group. kažkas pakvietė jį į jaunimo grupę. Nobody in his family was going to church. Jo šeimoje niekas neėjo į bažnyčią. Didn't have any real friends that were going to church. Ir iš tiesų pas jų nebuvo tokių draugų, kurie eitų į bažnyčią. Just an acquaintance. Kažkoks tai pažįstamas, And this person got enough courage bet tas asmo buvo pakankamai drąsus, to invite him to go to a Wednesday night youth group. kad pakviestų tą vaikį į jaunimo susitikimą trečiadienio vakarą. So he went. Ir jisai nuėjo. And when he went, Ir kai jisai nuėjo, he came face to face with something that he didn't even realize would even existed. jisai susidūrė veidas į veidą su tuo, ką jis net negalėjo suprasti, kad tokie dalykai egzistuoja. He experienced the presence of God. Jisai patyrė Dievo artumą. And he knew that if he would just spend time in the presence of God, Ir jisai žino, jeigu jisai tiesiog praleis laiką Dievo artume, life would start making sense. gyvenimas vėl turės prasme. And so when the altar call was given, Ir kada buvo kvietimas atgailos maldai, this kid said, I didn't have to go to the altar. tas vaikas sako, man nereikia tai į priekį, By the time I actually walked into the church, nes jau tą akimirką, kai aš įžengiau į bažnyčią, I already told God I was going to live for him if he Aš- would make life worth living. jau pasakiau Dievui, aš gyvensiu dėl tavęs, jeigu tu padarysi mano gyvenimą vertą. You probably figured out that he was me. Ir ko gero jau įsipratot, kad aš pasakoju apie save. And I look back to those days Ir aš žiūriu atgal į savo tas dienas. and I think about that acquaintance, Ir aš tiesiog apie tą pažįstamą that prisimenu. person that I barely knew, Tas asmo, kurį iš esmės aš net ir nežinojau. and that person I have no contact with today. Ir su tuo asmeniu šiandieną net nepalaikau jokio ryšio. They had no idea what was going on inside of my heart and in my mind. Ir jie net negalėjo įsivaizduoti, kas vyksta mano mintise, kas vyksta mano I was širdyje. living in a dangerous world. Ir aš gyvenau pavojingam pasaulyje. And every cop that stopped in front of my house, Ir kiekvieną kartą, kai policija sustoja prieš namus, I would wonder if they were going to get out of the car and come into my room. ir aš galvoju, ar tiksliau automobilis, kada jie ateis ir eis jie manęs. I lived on a street corner, Nes aš gyvenau gatvės sankryžoj. and cops stopped all the time. Ir ten automobiliai nuolatos sustoja.
And that person that invited me to come to church, Ir tas asmo, kuris pakvietė mane į bažnyčią, they had no idea what influence I had in this one street gang. ir jie net neturėjo jokio supratimo, kokią įtaką man padarė tos I was grupuotės. just a 16-year-old punk kid. Aš tiesiog buvau 16-metis vargšas vaikas. I was nowhere near as tough as I thought I was. Ir aš iš tikrųjų nebuvau toks kietas, kaip aš įsivaizdavau. I'm little now. Aš dabar nedidelio You ūgio. should have saw me when I was 16. O kai man buvo 16, kaip aš turėjau atrodyti. But I had an influence in a gang of many people just like me. Bet įtaka turėjo būtent tarp tokių žmonių kaip aš. And about 3 months went by. Ir praeina 3 mėnesiai. And I was coming to church with like 25 gangsters. Ir į bažnyčią jau atsivedu 20 iš 25 We had grupuotės. our own section in the youth group. Ir jaunimo grupiai buvo mūsų atskira dalis. My youth pastor, Ir mano jaunimo he said pastorius. that when we started going to church, Sako, kai mes pradėjome lankyti bažnyčią, we had to move to a bigger part of the church mes turėjome persikraustyti į didesnę bažnyčios so dalį, so that more people would fit in the youth room. kad daugiau žmonių tilptų jaunimo By the susirinkimus. time I was done, Ir kai jau ten užbaigtas reikalas we were buvo, like 35 people from my gang. iš mano grupuotės buvo 35 žmonės. And over time, Ir praėjus laikui, that whole gang erased. It didn't belong. It was no viskas, ta longer. prasme, tos grupuotės nebeliko. It was a major gang in Ir our part of town, mūsų miesto dalyje tai buvo pagrindinė grupuotė. and it disappeared. Ir jos tiesiog nebeliko. You know why? Ir žinote, Because so many of those people found the Lord. nes kodėl tai įvyko, daugelis tų žmonių atrado viešpatį. Where are our youth leaders in the room? Čia yra jaunimo lyderiai šitoj Where are our patalpoje. youth leaders? Kur yra jaunimo lyderiai I šitoj want for patalpoje? our youth leaders to please stand up. Aš noriu, kad tie, kurie yra jaunimo lyderiai, jie Please atsistotų. stand up. Jeigu tu esi jaunimo lyderis, You listen to me. paklausykit manęs. Jo, palaikykit. When I found Jesus, Kada aš suradau Jėzų almost the day that I found Jesus, ir tą dieną, kai aš suradau Jėzų, all I wanted to do is to be like you. aš norėjau būti kaip jūs. I wanted to be that person that would show people hope Aš norėjau būti tuo asmeniu, kuris parodė žmonėms viltį, and introduce people to Jesus. kuris Stay on your feet. pristatys jiems Jėzų ar tą žmogų pristatys Jėzui. Because this world is hungry for people like you. Nes šitas pasaulis išalkęs tokių žmonių kaip jūs. Thank you for everything that you do. Todėl ačiū Jums už viską, ką Jūs And there darote. will be generations of people that will know Jesus Ir te būna karto žmonių, kurie pažins Jėzų because of what you're doing today. dėl to, ką Jūs darot šiandieną. Do you believe that this nation will change because of these people? Ar Jūs tikite, kad šita tauta bus pakeista dėl šių žmonių? Let's do something. Padarykim šitą. I want for us to stand around our youth leaders Atsistokim šalia mūsų jaunimo lyderių and let us pray for them. ir pasimelskim už juos. Find your youth leaders Susiras savo jaunimo grupės and let's lyderį pray for them. ir melskis už jį. Let's pray that the Lord would use them. Melskitės, kad viešpats juos naudotų. Let's pray that the Lord would make a revival happen across Lithuania. Kad per juos viešpats atvestų ir išlietų prabudimą Pray Lietuvoje. for your youth leaders. Melskis už jaunimo Let us lyderį. pray right now. Tiesiog dabar We pasimelskim don't wait for someone else to pray. ir nelaus, kol kažkas kitas pasimels. Pray your very best prayers. Tiesiog pačia savo geriausią maldą melskis. I can't hear you. Negirdžiu jūsų. Kur Pray for jūsų them right malsos? now. Tiesiog dabar melskitės. Find your youth leaders. Let's pray for them. Susiraskite savo jaunimo grupės lyderius ir melskitės už juos. Let's turn this into a concert of prayer. Tegul tai būna iš tikrųjų maldos. Where's our help on the keys? Gal gali kažkas mus klavišais pagroti. Lord, I pray that you would use these people. Viešpatie, aš meldžiu, kad tu panaudotumėjai šitos žmonės. Lord, I pray for a revival to break out across Ir Lithuania. aš meldžiu, kad prabudimas prasiverštų visai Lietuvai. Pray that they would be anointed. Meldžiu, kad jie būtų patepti, Lord, that you would speak powerfully through them. kad tu galingai viešpatie kalbėtumėjai per juos. I pray that you would minister in signs and wonders. Ir aš meldžiu, kad tu patarnautumėjai ženklais ir stebuklais. I pray that their ministries would grow. Aš meldžiu, kad jų tarnystė augtų.
Lord, we pray for powerful ministry, kad iš tikrųjų galinga tarnystė būtų, that they would be filled with your Holy kad jie Spirit, būtų pripildyti tavo šventosios dvasios and the people around them would be filled with your ir kad Spirit. žmonės aplink juos būtų pripildyti šventosios We dvasios, pray that more people would be called into ministry kad through them. būtų per juos daugiau žmonių pakviesta į tarnystę. We pray that the churches would grow Ir meldžiam, kad bažnyčia auktų and beyond them, Father. ir dar toliau nei jie, We pray that the neighboring towns kad iš tikrųjų miesto kaiminystės and then the other churches, ir kitos bažnyčios, pray for the churches that don't have youth ir ministry, meldžiame už bažnyčias, kurios dar neturi jaunimo that you would tarnavo. plant youth ministries through their influence. Per jų įtaką ten atsirastų jaunimo tarnavimai. Pray for your youth leaders. Melskitės už jaunimo Pray lyderius. your very best prayers Savo over them. geriausią maldą melskitės. Lord, we pray that you would give more creativity. Viešpatie, aš meldžiu, kad suteiktum daugiau kūrybiškumo. Creativity like they've never imagined. Tas kūrybingumas, kurio net jie negalėjo įsivaizduoti. We pray that many young people would come to know you through these ministries. Kad per šiuos tarnavimus daug jaunų žmonių pažintų tave. Pray that you'd make these people greater leaders than what they ever anticipated. Ir kad iš tikrųjų tu juos padarytumėt dar nuostabesniais lyderiais, nei jie kada galėjo įsivaizduoti. And they would have plenty of help around them. Ir kad aplink juos būtų apstu padėjėjų And favor in their churches. ir palankumas jų bažnyčiose. Pray that you would bless these people. Tiesiog meldžiu palaimink šitos žmonės. Now I want to ask you all a question. Visiems jums noriu užduoti klausimą. What would it look like Kaip atrodytų, if there would be a great revival that would break out across Lithuania? jeigu prasiverštų prabudimas visoje Lietuvoje? What would it look like? Į ką tai būtų panašu? Imagine what it would look like. Įsivaizduok, kaip tai atrodytų. What if there would be a real revival that would break out Kas, in jeigu Lithuania? iš tikrųjų prasiverštų tikras prabudimas Lietuvoje? Now let us all raise our voices and pray for that one thing to happen. Ir todėl visi dabar parkelkime maldoj balsus, kad tai nutiktų. Pray for the ground of Lithuania, this Melskit territory, už šitą teritoriją, už Lietuvos žemę, that we would take it for the gospel of kad Jesus Christ. Jėzus Kristaus Evangelija paimtų šitą žemę. And the fire of the Holy Ir Spirit kad šventosios dvasios ugnis would burn from one end to the next. degtų iš vieno į kitą, And let's liepsnotų. pray for this like Ir it depends on us today. Melskimės taip, tarsi priklausytų tai nuo mūsų. Do you know what the key to prayer is? Ar žinot, koks yra maldos raktas? You pray your very best prayers Meldiesi savo geriausias maldas and you pray like it depends on ir you. meldiesi taip, tarsi tai priklausytų nuo That's tavęs. the key to prayer. Čia esmė maldoje. Now I want you to pray for something very specific. Ir dabar aš noriu, kad tu labai konkrečiai pasimelstumai. We all know of churches near ours, Mes visi žinom bažnyčias, kurios yra netoli mūsų. the churches that don't have youth groups. Bažnyčias, kuriuose dar nėra jaunimo grupių. Let's pray that the Lord would call people into youth ministry Ir- and there would be enough youth leaders to fill those churches as well. Melskime, kad Viešpas pašauktų žmonės į jaunimo tarnavimą ir kad ten pakankamai būtų lyderių, kurie užpildytų šitą sritį. What if there would be an expansion in the kingdom of God Kas today? šiandieną, jeigu būtų tas praplėtimas Dievo karalystėje, Let us plant those seeds today. jau šiandieną siekime tas sėklas And let us pray for an expansion of the ir kingdom of God. melskime, kad Dievo karalystė plėstųsi. And let us pray for church for youth ministries to be planted Ir melskime, kad jaunimo tarnavimai būtų in the pradėti, neighboring cities. kad visose miestuose būtų. Pray for it like it depends on you. Bet melskit taip, tarsi tai priklausytų nuo tavęs.
Do you believe that these things are the will of God? Ar tikite, kad visi tie dalykai yra Dievo valia? Do you really believe it? Ar iš tiesų tuo tiki? Or do you think that we've gone far enough? Ar jau galvojom, mes ir taip jau toli nuėjom? Have we gone far enough? Ar jau toli nuėjom? Absolutely not. Tikrai ne. We represent the Almighty God. Mes atstovaujam visagalį Dievą. And every bit of territory, Ir tas kiekvienas gabalėlis it teritorijos belongs to Him. priklauso jam. Who do we represent? Taigi, kam mes atstovaujam? The Lord Almighty. Visagaliam viešpačiui. What is our place in the kingdom of Ir God? Dievo karalystėje, kokia yra mūsų vieta? We could be the people that just sit down. Mes galim būti tiesiog žmonės, kurie prisėsim. If you want to sit, Jeigu tu nori sėdėti, there are many comfortable chairs to sit in. yra daug patogių kėdžių, kur tu gali prisėsti. But that's not the will of God for us today. Bet šiandieną netokia Dievo valia Let me yra tell you what mūsų. the will of God Ir is. leiskit man pasakyti, kokia yra Dievo valia. Any hill, any mountain, Bet kokia kalva, bet koks kalnas, where the flag of the gospel is not already planting, ten, kur dar Evangelijos žinia nėra paskelbta, it is our responsibility tai yra mūsų to atsakomybė. take the flag of the gospel, Paimti Evangelijos vėliavą to find a new mountain, ir surasti naują kalną and to put it there. ir pastatyti vėliavą ten. That is our Tai responsibility. yra mūsų atsakomybė. You know how I know that? Ir žinote, iš ko aš tai žinau? Because it is 2026, Nes tai yra 2026. and we are the ones that represent the Lord Almighty today. Ir šiandieną mes esame tie, kurie atstovaujam visagalį Dievą. And if we're not going to do it, Ir jeigu mes to nepadarysim, who's going to do it? kas tai padarys? Who will do it if we don't? Kas, jeigu mes to nedarysim? Nobody will. Niekas kitas. It's your responsibility and my Todėl tai yra responsibility. tavo atsakomybė, tai yra mano And atsakomybė. mostly your responsibility. Bet tai yra labiau jūsų atsakomybė. And so we pray. Todėl mes meldžiamės. And so we go. Ir mes einame. And so we plant. Ir mes įsodiname. And so we help. Ir mes padedam. And we encourage. Ir mes padrasinam. And we stay close together. Ir mes išliekam arti vienas And kito. we help each other. Ir mes padedam vienas Because there's kitam. unity in the kingdom of God. Nes Dievo karalystėje yra vienybė. Why do we do this? Kodėl mes tai darome? Because there's a young person out there Nes ten kažkur yra jaunas žmogus, that will say yes to the gospel, kuris pasakys taip Evangelijai, but nobody's brought it to him. bet kol kas nėra, kas jam paskelbtų. And who's going to take it to him? Ir kas nuneš Evangeliją jam. Because if we don't move, Nes jeigu mes nepajudėsim, nobody's going to take it to him. niekas nepaskelbs Evangelijos jam. It is our job. Todėl tai yra mūsų It darbas. is our Tai responsibility. yra mūsų atsakomybė. It's time to switch off the autopilot. Ir todėl metas išjungti autopilotą. Thank you for praying. Ačiū už jūsų maldas. Youth leaders, Jaunimo lyderiai, thank you for what you do. ačiū Jums už tai, ką Jūs darote. Thank you for what you do. Ačiū Jums už tai, ką Jūs darote. Never stop praying for your youth leaders. O Jūs visi kiti nenustokit melsis už savo jaunimo lyderius. No, I have to do something shamelessly. Ir aš dabar be gėdos turiu šitą padaryti. From time to time, Kartas nuo karto I send a video to my youth pastor. aš siunčiu video savo jaunimo pastoriui. I'm almost 50 years old, Man jau beveik 50, and I still have a very close relationship with my youth pastor. bet vis tiek mano ryšys su mano buvusiu jaunimo pastoriu yra labai His artimas. name is Steve. Jo vardas yra Styvas. Can I say hi to Steve? Ar mes galim perduoti Yeah. linkėjimus jam? Pastor Steve. We're in Lithuania. Lietuvoj. That guy's name is Leonid. He invited me to come. He's right there. Thank you for what you did in my life, Pastor Steve. Some of you, Kai kurie iš jūsų, I believe that the Lord has an amazing calling on your life. viešpas iš tikiu tikrai yra paruošęs jums nuostabų pašaukimą. I think that some of you, Ir aš manau, kad kai kurie iš jūsų, you know it already. jūs jau tai žinote. Some of you, Kai kurie iš jūsų you haven't stopped long enough to listen. jau nustojot klausyti.
You have to switch off the autopilot. Ir jums reikia išjungti autopilotą. You have to be ready to not do things the way that the world and the system is going already. Ir tau jau reikia nustoti dalykus, kaip pasaulis ir sistema šitai bando Because nukreipti. there is a system. Nes yra sistema. Click. Ekranas pasirodo, yra sistema. There is a system. There it is. There is a system. Taigi yra sistema, It's this. kaša. There's this big system all around us. Aplink mus yra didžiulė sistema. And it's easy to take it and think that it's natural and normal. Ir labai paprasta priimti tai kaip natūralų ir įprastą reikalą. The world is putting us in cans, Ir pasaulis jisai bando sutalpinti mus į skardinės, in jars. į indus, It's telling us stiklainius how to think. ir nurodyti mums, kaip mąstyti. It's telling us what the next step is. Ir pasakyti, koks kitas turėtų būti žingsnis. It's telling us how to feed ourselves. Ir kuo save It's maitinti. telling us how to think. Ir kaip mąstyti. No, I'm not talking about politics. Ir dabar aš nekalbu apie politiką. No, I'm not talking about the things we're actually eating. Ir aš nekalbu apie tos dalykus, ką iš tikrųjų mes But valgom. there is a system. Bet tikrai yra sistema. There's always been a system. Ir visą laiką buvo It's sistema. this autopilot. Ir tai yra autopilotas. And the world tells you Ir pasaulis tau teigia, that if you do it that way, jeigu pasielgsi va taip, it's going to be better. tada bus geriau. I rented a brand new car Įsinomavau visai naują automobilį. just a few days ago. Tiesiog prieš porą dienų. I don't want to say that I don't like that car, Negaliu pasakyti, kad man nepatinka tas automobilis, but I will say that it's been the most frustrating car to ever drive before in bet my life. galiu pasakyti, kad tai labiausiai mane erzinantis automobilis, kurį teko kada nors vairuoti. Autopilot, Autopilotas it can deceive you. iš tiesų gali apgauti tave. Sometimes it's a lie. Kartais tai yra melas. I'm driving this brand new car. Taigi vairuoju tą visai naują automobilį. It had 1,400 kilometers on it when I Ten, got it. kai aš jį išsinomavau, viso labo buvo 1400 km nuvažiuota. I opened the door. Aš atsidarau dureles. It smelled like a new car. O, naujo automobilio kvapas. Because it is a new car. Nes tai yra naujas It is a automobilis. nice blue car, it is a beautiful car. Iš tikrųjų, mėlynos spalvos gražus automobilis. Volkswagen, Volkswagen. Golf, Golfas. I think. Atrodo. Let me tell you what autopilot did to me. Bet žinot, ką tas autopilotas man padarė? What it almost did to me. Ar beveik ką It padarė? keeps trying, Ir vis nuolatos but I bando. won't let it do it. Bet aš jam neleidžiu. I'm driving down the road. Taigi važiuoju savo keliu. The one thing that the autopilot doesn't know, Vienas dalykas, kurio autopilotas nežino, it's not taking into consideration everything else that's happening around me, really. negali iš tikrųjų įvertinti viso to, kas vyksta aplink. It has this setting. Yra tiesiog nustatymai It must be thinking about downtown Berlin. ir tarkim, Berlynas, senamiestis, viskas. Downtown Berlin does not know what's happening outside here. Bet senamiestis Berlynas nežino, kas vyksta ten užmesty. No, my wife and I, we drove in this car to Tallinn and back. Ir mes to automobiliu su žmona važiavom į Taliną ir atgal. I don't remember the city, Aš to miesto nepamenu, but somewhere bet kažkur there was construction, vyko kelio darbai, remonto darbai. and there was this big concrete wall next to me. Ir ten šalia manęs atsirado didžiulė tiesiog cemento siena. And all that autopilot knew, Ir visa, ką žinojo tas autopilotas, I need to be on the other side of the white line. aš turiu būti kitoje pusėje tos baltos linijos. The problem was, O problema, the white line was The going bal- down the center of my car. balta linija per centrą mano automobilio. So the steering wheel Ir todėl vairas kept on taking me towards the wall. vis gražina ar bando nusukti mane arčiau sienos. I promise you, Ir aš galiu jums pažadėti, I had to, like a ninja, I had to bring it Niza, back. visą laiką turėjau vairą gražinti atgal. Not once, Ne kartą, not twice, ne du, about 20 times. 20 kartų kažkur. I had to just keep pulling it back. Stop that. Nustokum. And I'm working on the screen. Ir ten su How do you ekranu turn this thing bandys, off? kaip išjungti tą autopilotą. Man, autopilot Taigi autopilotas doesn't know negali everything that's happening. įvertinti visko, kas vyksta. And the system around you Ir ta sistema aplink tave, that's putting everything in jars and cans, ką bando viską sutalpinti į skardines ir
stiklainius and they're handing it to you and saying, this is the way life should ir go. įteikia tau sakydamas, o This is pasaulis, the way faith should go. gyvenimas va taip turėtų veikti, tikėjimas taip This is turėtų the way veikti. that you should interpret the world. Šitaip tai turėtumai aiškinti pasaulį, It doesn't know about the big concrete wall next to you. bet visai nesupranta, kad šalia tavęs yra didžiulė cemento siena. Now this system, Taigi ta sistema, here's a funny question. yra toks linksmas klausimas. Have any of you ever drank Kas nors iš jūsų gėrėt kada nors? a can of Coke? Coca-Colos skardinė. You had a Coca-Cola, right? Jau visi iš karto. This Ne? is in Africa. Ne Afrika, o turim Hey, Coca-Colos. everybody's had a Coca-Cola. Coca-Colos skardinė, esam išgėrę, ar ne? Do you know Bet ar žinote, that there are actually a couple of natural things in Coca-Cola yra keletas tokių natūralių dalykų, kurie yra Coca-Coloje. besides the water? Šalia vandens. They take water and they put a lot of things inside of Coca-Cola. Taigi ten yra vanduo ir dar daug kitų tų dalykų. But there are a couple of main natural things in there. Bet ten visgi yra keletas pagrindinių tokių natūralių dalykų. Believe it or not, there are at Tikit- least two natural things. Tikit ar ne, bet ten tikrai yra bent jau du natūralūs dalykai. Have you ever stopped to think, Ir kada nors sustojat pagalvoti, once upon a time, kažkada this was growing on a something. tai augo ant kažko. This was growing on a tree. Augo, pavyzdžiui, ant medžio. The sugar Cukrus was growing on a stalk of sugar Augo cane. ant tos nendrės cukrinės. Have you ever asked yourself, Bet ar savo kada nors uždavė klausimą, as you're drinking your Coca-Cola, gerdamas Coca-Colą, I wonder how long it's been since this was growing on a tree? įdomu, kiek praėjo laiko, kai tas reikalas buvo dar kažkada cukrus medis? What do you think the time distance is between the tree Ir kaip galvot, koks yra laiko skirtumas? and your refreshing Coca-Cola? Medis, cukraus dar, kai ne, tik tai gamybos procesas, ar ne, ir tu jau turi tą gaivinantį Coca-Colos gėrimą. What do you think the distance is? Koks yra tas laiko tarpas? Give me an answer. Galite atsakyti. 5 years. Who said 5 years? Kažkas Raise your pasakė. hand. All right. Do you think it's more or less than 5 Kaip years? galvojat, mažiau ar daugiau negu 5 metai? More, says that guy. Kažkas sako Okay. daugiau. I was shocked. Aš buvau šokiruotas. From the tree Nuo tos pradžios cukraus augimo, ar ne, to the bear. iki jau, You know, kada... the bear at Coca-Cola at Nu, čia Christmas time. kas žinot per Coca-Colos reklamą, Hey. meška ir Coca-Cola, 2 months. 2 mėnesiai. What? Ką? It only takes 2 months. Viso labo te reikia 2 mėnesių? Well, once upon a time, it used to almost take a year. Kažkada tai, aišku, tam reikėjo metų, 1 metų. This is a little parentheses. Taigi yra toks dalykas. You know what the most natural ingredient is in Taigi, Coca-Cola? Coca-Colai pats natūraliausias dalykas yra koks? I thought this was a lie Aš galvoju, kad tai melas, until I looked into it. kol pats nepanagrinėjau. The same leaf that they use to make cocaine, Tie patys lapai, kuriuos naudoja kokainui, it's the coca leaf. tai yra kokos ar lapai, kakavos lapai, tai būtų gal labiau. They use that same leaf Taigi naudoja tuos pačius lapus, and it takes them about 2 weeks to take the cocaine out of the leaf jiem reikia 2 savaičių, kad kokainą išgautų iš lapų, so they can make the flavor that's cola flavor. bet kad iš to jie gautų Coca-Colos tą skonį. The longest amount of time is actually invested taking the cocaine out of the leaf. Tai yra ilgiausias laikas, kurio prireikia, kad išgautų kokainą. I was shocked. Aš buvau šokiruotas. But I'm actually shocked that it only takes 2 months. Ir aš tikrųjų šokiruotas, viso labo ten 2 mėnesiai And reikia, kad... because everybody loves Coke, Ir kadangi visiems labai patinka Coca-Cola, they can almost not keep it on the shelves. reiškia, jinai iš tiesų net neužsilaiko lentynose. Apparently, we're all very unhealthy. Panašu, kad mes visi labai nesveiki. Okay, Bet how many of you eat tuna? kas iš jūsų valgo tuną? Okay, that's a different story. Čia jau visai kita istorija. Tuna.
tūnas. Have you ever looked at a can of tuna? Ar kada nors panagrinėjai, kas ten parašyta ant tos tūnos skardinės? And while you're eating your delicious tuna, Ir kol tu savo valgate skanų tūną, I would show you, aš jums parodysiu. well, we can't eat in this room Aišku, mes jau negalėsim valgyti or drink Coca-Cola. ar gerti Don't do Coca-Colas. Okay. How long do you think it takes to catch, like, what's the difference between the fish in the sea and your delicious tuna sandwich? Taigi, kaip galvot, kiek praeina laiko, kol žuvis dar vandenį, ar ne, ir atsiduria ant tavo tūną sumuštinio skanaus. There's more natural stuff in actually tuna, Ir tūnoje, aišku, daugiau natūralių dalykų negu Coca-Coloje, bet like the fish. kaip, pavyzdžiui, pati The fish is žuvis. actually real, Tai žuvis tikra, we think. mes taip manom. How long do you think it takes? Kaip manot, koks laiko tarpas nuo vandeninė ar kur jin ten plaukia iki atsiduria skardiniai? Someone else? Kas nors dar? Anybody? Kas pasiūlys? 6 mėnesiai. He says 6 months, Kažkas sako 6 mėnesiai. 8 months, 8 3 mėnesiai. months. 3 mėnesiai. What, 2 weeks? Ar jau savaitę kažkas Week. siūlo? Vieną savaitę. Well, actually, you were right on the money. Teisingai. On average, it takes 6 months Vidutiniškai reikia 6 mėnesių, to get the fish out of the water, kad iš vandens ištrauktų žuvį, stuff it in a can, supakuotų į skardinės and then put it on your shelf. ir atsidurtų ant jūsų lentynų. But we take it home, Bet kada tu parsineši namo and you could lose that fish ir tu gali prarasti tą žuvį, because they estimate that almost every home nes jie paskaičiavo, kad beveik kiekvienose namuose in Europe Europoje has one lost can of tuna, yra kažkur tai vienas pasimetęs tūnos skardinės pagelis. and you can still eat it Ir vis tiek tu gali valgyti up to 10 years later, netgi praėjus 10 and it'll metų. still be okay. Ir vis tiek tai dar bus valgoma. But it'll start changing at 5 years. Bet po 5 metų jau pradės šiek tiek keistis. That's kind of scary. Gana gąsdinantis reikalas. There's a system. Taigi yra sistema. Now, again, I'm not really wanting to talk about like the way that we feed ourselves, Taigi iš tiesų nenorėjau kalbėti apie tai, kaip mes ir kuo mes save maitinam, but there is a certain autopilot that we use when we talk about our experiences with the kingdom of God. bet yra tam tikrai autopilotai, kuriuos mes naudojam, kai mes kalbame apie And the savo experiences that we have with God. patirtis, kalbant apie Dievo karalystę ir patirtis susijęs su Dievu. And some of us, Ir kai kurie iš mūsų, if we would be honest, jeigu būtume sąžiningi, we would say, you know what, I treat my experiences with God ir sakytume, aš savo patirtį su Dievu, a lot like that canned tuna. su jie elgiuosi labai panašiai kaip su tūno slide, please. skardinė. Next slide, please. Kitą skaidrę prašytume. Where is it? There it is. We come with all these experiences that we've had in the past. Mes ateiname su visa praeityje buvusia savo patirtimi. We have a certain autopilot that we use. Ir pas mus jau įsijungia tam tikras autopilotas. Maybe you come to a conference like this, Ir galbūt tu netgi atvykai į tokią konferenciją kaip and ši. you already know what your experience is going to be like Ir jau žinai iš anksto, kokia tavo patirtis bus. because you know what your last one was like Nes tu žinai, kas buvo praeitą kartą. and the time before. Ir kas dar prieš tai buvo. And when worship starts, Ir jau prasidėjo šlovinimui. you know exactly what your experience is going to be like Jau tiksliai žinai, kokia bus tavo patirtis. because you open the jar Nes tu atidarai and stiklainį you say, Lord, this is how I do it. ir tu sakai, viešpatie, va taip aš This is the way elgiuosi. it's done. Tai yra mano tokia patirtis, aš taip elgiuosi, taip yra daroma. During the worship, Ir šlovinimo metu I know how far I go aš žinau, kiek toli aš galiu savo and I know how leisti. far I don't go. Ir žinau, kiek toli aš neįsiu. When there's an altar call, Kada kvietimas yra atgaila, yra I know išeiti į how I priekį. respond Aš žinau, kaip and aš I know how I atsiliepsiu. don't respond. Ir aš žinau, kaip neatsiliepsiu. And when it's time to go close to the Lord, Ir kai jau ateina laikas priartėti prie viešpaties, sometimes you're living off of something that's not really fresh. tu kartais gyvenisi tuo, kas iš tiesų nėra šviežia. You're relying on old past experiences. Tu pasikliauji savo praeities patirtimis. How many of you, Kiek iš jūsų, if you would be honest with yourself, jeigu tu sąžiningas pats su savimi you would būtumai, say, the experiences that I have with the Lord, ta patirtis, kurią aš turiu su viešpačiu, they're not exactly fresh. nėra labai šviežia.
See, we're not supposed to come to the Lord with these old canned experiences. Bet žinot, pas viešpatį mes neturėtume ateiti su tomis Next jau senai slide. supakuotomis ir užmarinuotomis skardinėmis ar stiklainiais. Next slide, please. Dar kita skaidrė. Oh, no. The one with the peach. Ten su persiku prašytume. There it is. We're supposed to come to the Lord with something fresh. Pas viešpatį mes turėtume ateiti su kažkuo šviežia. We're supposed to come to the Lord Mes turėtume ateiti pas viešpatį, knowing what he sounds like today. žinodami ir suprasti, kaip tai skamba I had šiandieną. a friend. Pas mane buvo draugas, He's still a friend. jis vis dar draugas, And he used to ask me this challenging question. ir jis nuolatos užduodavo tokį sunkų klausimą. JJ, JJ, what did the Lord tell you today? ką viešpats tau pasakė šiandieną? What are the things that God told you while you're reading scripture today? Kol tu raštą skaitai šiandieną, ką tau viešpats pasakė? When I would see this person, Kai aš tik pamatau tą žmogų, I'd have to start inventing something. aš pradedu kažką tai kurti iš karto. And then I realized, Ir tada aš suvokiau. no, Ne. I need to prepare before I meet this guy. Man reikia pasiruošti prieš susitinkant šitą žmogų. I actually need to open scripture. Iš tiesų, man reikia netgi atsiversti And raštą. I actually need to listen to God. Ir iš tiesų klausyti And I need viešpatės. to not pretend like my relationship is fresh and real. Ir neapsimesti, kad mano I santykis want su Dievu everybody to šviežias look ir at that tikras. verse. Ir aš noriu, kad kiekvienas iš mūsų mes atsiverstume ir John pažvelgtų 15:5. į Jono 15:5. Everybody look at it. Taigi visi išsitraukiam, kokias mes turim priemonės ir Biblijas. Here's another parenthesis. Ir čia yra dar vienas pavyzdys. Whenever you see a scripture referenced, Kada tu matai kažkur tai rašto nuorodą, look it up. pažiūrėk. Because you don't know if the person that's preaching or teaching, Nes tu nežinai, ir tas žmogus, kuris pamokslauja, you don't know if they actually know what they're talking about. ar jie iš tikrųjų žino, apie ką jie You will kalba. never know what they're saying Ir tu niekada nežinosi, ką jie sako, until you look at it kol tu yourself. pats nepatikrinsi, kas ten So parašyta. now let's look at it ourselves. Taigi patys atsiverčiam Jono 15:5. Everybody look at it. Taigi visi žiūrim, kas ten parašyta. Actually- Taigi, I'm going to do what I was told to never do. aš padarysiu tai, ką man sakė niekada nedaryti. So I went to Bible school Aš lankiau Biblijos mokyklą. and I was taught how to teach teenagers and young people to learn about the kingdom of God. Ir mane mokė, kaip mokinti paauglius, jaunimą, mokinti Dievo žodžio. And they said, never stop and ask everybody to read it themselves. Ir sako, niekada nesustok ir niekada neprašyk, kad jie patys savo paskaitytų. But I'm going to turn off that autopilot. Bet aš išjungsiu tą mano išmoktą autopilotą. Let's take a moment. Taigi skirkim laiko. I don't want you to read it out loud. Aš nenoriu, kad jūs garsiai skaitytumėt, Look at your own Bible bet pasiimk savo and Biblijos look what versiją John 15:5 says. ir susirask ir paskaityk, ką ten rašo Jono 15:5. I know, you've got to look at it yourself. I'm sorry. Atleiskit, suprantu, kad tau pačiam reikia dabar pajudinti pirštą. Did you read it? Ar jau perskaitėt? Jesus. Jėzus. Now, when Jesus is saying something, Kada Jėzus kažką sako, you can trust what he's talking about. jūs galite pasikliauti He knows what tuo, he's saying. ką jisai sako, nes jis žino, ką He jis sako. said, O jisai pasakė, I am the vine. aš esu vinmedis, I'm the plant. I'm the tree. aš esu medis, aš esu augalas, I'm the source. aš esu šaltinis. You're just the branches. Jūs tiesiog šakelės. Branches don't have root. O šakelė neturi They can't šaknies, grow. negali They aukti, can't produce anything. negali nieko nešti. You are just the branches. Jūs te labo viso labo esate šakos. Remain in me. Ir todėl pasilikit manyje. Now, if you think back to that can of tuna, Vėlgi, jeigu grįžtam prie tos skardinės tuno if you think back to that Coca-Cola, arba Coca-Cola skardinės, or if you think back to that picture of that lady with all of those jars of ar fruit, ta moteriškė, kuri vakavo visus tos daiktus, vaisiai ar ten daržovės, those things have been taken off the branch a long time ago. tie dalykai nuo šakos nuimti jau prieš ilgą laiką. We're supposed to stay connected. O mes turime būti ryšyje. Fruit Vaisius, hangs on. jisai kaba ant kažko.
And it's constantly drawing Ir- from the vine. nuolatos maitinasi iš medžio It's constantly drawing from the plant. ir nuolatos semėsi gyvybės iš to It augalo. needs that plant to grow. Ir tai reikalinga, kad tas augalas augtų. It needs that plant to stay fresh. Ir tas augalas turi nuolatos išlikti šviežias. We're supposed to be like that peach, Mes turėtume būti kaip šis persikas. fresh. But Šviežias. you know what happens to a peach? Bet žinot, kas nutinka su persiku? The second that you pull it off, Vos tą akimirką tu jį paimi ir nutrauki nuo medžio. that's the second it starts to die. Tai yra ta sekundė jis pradeda merdėti. Some of us have been pulled off a long time ago. Kažkurie iš mūsų mes jau seniai esam nuplėšti nuo viešpaties. And you're trying to survive on this autopilot, Ir tu stengiesi išgyventi tuo įsijungto autopiloto. this system of past experiences. Ta sistema praeities patirčių. How many of you are relying on your past experiences Kiek to get iš you to the jūsų future? jūs pasikliaujat savo praeities patirtimis, kad kažkaip pasiektumėte ateitį? The end of that verse, O šitos eilutės pabaiga. Jesus says this, Jėzus sako, away from me, be you can do manęs nothing. negalite nieko. Away from Jesus, you can do Be absolutely nothing. Jėzaus jūs negalite nieko visiškai. You have to shut down the system of past Ir experiences. todėl turite uždaryti praeities patirčių sistemą. We have to turn off the autopilot. Turit išjungti autopilotą We have to shut down the system. ir tą visą sistemą uždaryti. There are systems, Yra and those sistemos. systems have no idea what's going on. Ir tos sistemos jos negali įvertinti, kas vyksta aplink. Now, O dabar. we live in a strange world. Mes gyvenam keistame pasaulyje. Wait, let me go back a second. Dar grįžkim šiek tiek atgal. How many, I'm going to ask you a very serious question. Labai rimtas klausimas. If you would be honest with yourself, Jeigu sąžingas pats su savimi, how many of you are relying on your past experiences kiek iš jūsų pasikliaujat savo praeities patirtimis and you do not know what it feels like to be connected to Jesus ir anymore? tu daugiau jau nebežinai, ką reiškia tas šviežias ryšys su viešpačiu. Maybe you're playing the game, Galbūt tiesiog tu žaidi žaidimą, but your faith is like a can of peaches bet tavo tikėjimas tarsi skardinė, kur persikai užmarinuoti. and you've been disconnected a long time ago. Ir jau seniai tas ryšys nutrūkęs. Today is the day that all of that changes Ir šiandiena yra ta diena, kai visa tai gali pasikeisti. because you can reconnect yourself at any moment. Nes vėl gali atrasti ryšį ir būti vinmedėje bet kokią akimirką. Now, we live in a strange world. Taigi mes gyvenam keistame pasaulyje. Next slide, please. Kitą skaidrę prašytume. No, not that one. The one right before that. Prieš tai. Almost there. The one with the jar. Ten, kur yra toksai There it is. pipyras. Yeah. We live in a world of packaged truth. Taigi mes gyvenam pasaulyje, kur tiesa yra supakuota. People are telling you how to believe and Tai what yra, to think. žmonės jums sako, kuo tikėti, kaip tikėti. You may not realize it, Galbūt jūs to net but I nesuvokėt, think that most of us actually do. bet aš manau, daugelis iš tikrųjų taip ir elgesi. This world wants to tell you how to think and what to believe. Ir šis pasaulis nori priversti jūs sakyti, va taip mąstykite ir va tą galvokite. Again, Tikėkite tuo. Ir vėlgi, I'm not talking about politics, so don't, vėlgi, don't aš say that I'm talking apie about politics. politiką nekalbu ir to net nesakykit po to. But I'm talking about the way that you interpret this world. Aš kalbu apie tai, kaip jūs interpretuojat šitą pasaulį. The world around us in society, Nes visuomenė, tas pasaulis aplink mus, they have an interpretation of things. jie aiškina dalykus, But the timeless world of God has an entirely different interpretation. bet laiko einant pasaulis gauna visai kitokius išaiškinimus, visai kitaip interpretuoja dalykus. I'll be honest with you. Ir sąžiningai, There are times buvo akimirkos, when I wish that I could just interpret things different. aš norėjau, kad aš galėčiau interpretuoti dalykus visai I kitaip. wish that I could look at things Aš norėjau, kad aš galėčiau žiūrėti dalykus and say, well, I will interpret things the way that the world says. ir pasakyti, žinot, aš galėčiau interpretuoti dalykus taip, kaip pasaulis byloja, But I can't do that. bet aš negaliu to daryti. You know why? Ar žinote kodėl? Because I don't have the right to make timeless scripture bow to society. Ir aš neturiu teisės paimti raštą ir palenkti jį Do visuomeniai. you know the way the bowing goes?
Do you know the way the bending moves? Ar žinot, kaip vyksta tas lenkimo procesas? The Word of God, Dievo žodis teigia, it's timeless. tai yra Dievo žodis yra neturintis laiko apribojimų. Every word that God has spoken, Kiekvienas Dievo išsakytas it žodis is eternal. yra amžinas žodis. Society bows to the Word of God, Ir visuomenė pasiduoda Dievo žodžiui, not backwards. o ne atvirkščiai. Now, those are big statements, Aišku, tai yra didžiuliai teiginiai. but I will never know the way the bending should move Ir aš niekada nežinau, kokia kryptim tas lenkimas turėtų būti, if I don't know what the Word of God says. jeigu aš nežinau, kas parašyta Dievo žodyje. Well, here we are, Taigi, and we're looking at timeless Scripture. mes žiūrim į raštą, kuris visada aktualus bet kokiais amžiais. I have to ask a question. Ir aš tada turiu užduoti klausimą. Is there anything in Scripture that you can erase? Ar yra rašte kažką, kad tu galėtumė tiesiog ištrinti? Is there anything in God's holy word that you can take out of Scripture? Ar yra kažkas Dievo žodėje šventame rašte, ką tu gali išimti iš ten? If I would say yes, Jeigu aš pasakyčiau taip, if I would be in your shoes, I'd get really far away from me jeigu aš būčiau jūsų because there would be a vietoj, big bolt aš of light. tikrai bėgčiau kuo toliau, nes iš tikrųjų tuoj trenktų žaibas iš dar. The answer is Nes atsakymas there yra, is nothing that you can erase from the nėra Scripture. nieko, ką tu galėtumė There is išbraukti nothing iš you can rašto. erase from God's timeless Iš holy word. Dievo švento laiko nepriboto žodžio tu negali nieko ištrinti. Everything from one cover to the next, Nuo vieno viršelio iki kito Biblijos viršelio. or one end of the app to the next end of the app, or Ar however you jeigu wanna say ten it. pas jūs obolys ar ne, nuo vieno obolio pusės iki kito. It's all God's spoken word. Tai yra visas Dievo išsakytas žodis. And there is nothing that we can take out of it. Ir iš to tu negali nieko išbraukti. But if I don't know what's written in God's word, Bet jeigu aš nežinau, kas parašyta anytime Dievo that žodžiu, someone hands me truth, jeigu kažkas kas kartą man įteikė kažkokią tiesą I won't even know what to do with it. ir aš net nežinau, ką daryti su ta tiesa. I used to listen to somebody, a Aš- preacher, Klausiausi vieno pamokslininko, and I'll never tell you that person's name, aišku, niekada nepasakysiu, kas tai per žmogus, but I used to listen to a preacher, bet aš klausydavausi jo pamokslų and I loved the things that they would say. ir man patikdavo tie dalykai, kuriuos jis kalbėdavo. This guy was so funny, Jisai buvo toks smagus and he made so many great logical arguments. ir jisai pateikdavo nuostabių, gerų, logiškų argumentų. But then I started looking at the scriptures that he was quoting, Bet tada aš pradėjau žiūrėti į rašto ištraukas, kurias jisai citavo and I'd realize, wait a minute, ir aš tada suvokiau, palauk. he didn't read the whole thing. Jis neperskaitė viso dalyko. He didn't take into context. He didn't take into consideration the context of that Jisai verse. nepažiūrėjo į tos eilutės kontekstą. He didn't take that verse and measure it to other verses in the kingdom in God's word. Ir jisai nepaėmė šitos eilutės ir nepalygino su kitomis eilutėmis rašte. I realized Ir tada aš suvokiau, that I was taking a prepackaged truth aš jau pasiėmiau iš anksto kažkokią supakuotą tiesą and I was enjoying it, ir aš mėgavausi tuo, but it was not the full real truth of the bet gospel. tai nebuvo pilna tikra Evangelijos tiesa. Now, the danger today Ir šiandieną pavojus, is that society, kad visuomenė, they are very loud about what truth is. jie labai garsiai šaukia, kokia tiesa turėtų būti, But what is the all authority of what truth is? bet kas yra tas autoritetas, kuris pasako, kokia You yra always tiesa. measure every truth against the word of God. You have to. Kiekvieną siūlomą tiesą tu privalai matuoti pagal raštą. And you always measure spiritual truths to the word of God. Ir dvasinę tiesą irgi visą laiką matuoji su Dievo žodžiu. How can someone ever tell me that God makes things work in a certain way when they don't even know what God's word says? Kaip gali man kažkas sakyti, kad Dievas veikia tam tikrų būdų, kai pats net nežino, kas parašyta rašte? I'll be honest with you. Taigi, sąžiningai sakant, There are times when I just wish that God said things a different way. buvo laikai, kad tikrai aš norėjau, kad Dievas būtų pasakęs kažkaip kitokiu būdu.
But does it really matter what I say? Bet iš tiesų nesvarbu tai, ką aš sakau. If I take my vitamins Jeigu aš vartoju vitaminus and I do my exercises every ir day, kiekvieną dieną darau mankštą, I might live to 100. gal ir pasieksiu 100. Do you think I'm going to live to 100? Kaip galvoti, aš pasieksiu 100 metų? I might. Aš galbūt. We don't know many people that did. Mes nežinom daug žmonių, ne, kurie pasiekė 100 metų. Hopefully. Viliuosi. But after I'm gone, Bet kai manęs nebebus, does it matter what I wished about the timeless Word of God? ar svarbu, ką aš norėjau, ar galvojau, kad Dievo žodis reiškia amžinas tas Dievo žodis, The only thing that matters nes svarbus dalykas bus, is what has been written down in Scripture. kas buvo parašyta Dievo žode. Because the Word of God will exist eternally. Nes Dievo žodis amžiams So when we're egzistuos. talking about truth, Todėl mes kalbame apie tiesą, even truth in society, netgi visuomenės skleidžiama tiesa. it does not matter how logical the argument sounds. Visai nesvarbu, kad ir kokie labai logiški jų argumentai It doesn't matter how many followers that influencer has. ir kiek tas nuomonės formuotojas turi pasekėjų, They might just have really blown up lips o gal tiesiog lūpos išpūstos and say things in a really nice way. ir tiesiog pasako dalykus labai nuostabiu būdu, maloniu. It doesn't matter. Nesvarbu. This is what Scripture says. Nes ką raštas byloja? In Romans 12:2. Romiečiams 12:2. We all know Romiečiams 12. this. Ir mes jau gerai žinom, kas And ten parašyta. if you don't know this, O jeigu jūs nežinote, kas ten parašyta, learn this. išmokite. Everybody look it up. Go ahead. Taigi pasižiūrim visi. It says, do not be conformed by the patterns of this world, Ir nesitaikykite prie šio pasaulio, but be transformed bet pasikeiskite, by the renewing of your mind. atnaujindami savo protą. And then you will know how to test. Ir tada galėsite And then you will ištirti. know how to test what God's will is. Ir tada jūs galėsite ištirti tai, kas yra Dievo valia. You cannot test God's will Tu negali ištirti Dievo without valios, knowing what God's word says. nežinodamas, kas parašyta And Dievo it is žodė. by the renewing of your Ir mind, tai vyksta per proto atnaujinimą. by saying, I will not take prepackaged truth. Sakant, aš neimsiu jau tos iš anksto I supakuotos don't care tiesos. how good it sounds. Ir visai nesvarbu, kaip gerai jinai skambėtų. Test it. Ištirk tai, Measure it. išmatuok tai, Put it next to other scriptures. palygink su kitomis rašto ištraukomis, Because it is by the renewing of your mind nes tai per proto atnaujinimą that then you'll be able to test what God's will is. tu būsi pajėgus ištirti, kokia And yra more than Dievo that. valia. Ir dar daugiau, His good and pleasing and perfect kas will. gera, priimtina ir tobula valia. That's how that verse ends, Šitaip šitą eilutę užsibaigia. even in Lithuanian. hopefully, Netgi lietuvių kalboje, ar ne? right? His good, perfect, and pleasing will. Tai yra gera, priimtina, tobula Dievo valia. Not just logical. Ne tik logiška, Because, man, people say logical things. nes žmonės tikrai kalba logiškus dalykus. Sometimes you scratch your head. Kartais tu tiesiog kasaisi savo and say, galvą "Well, yeah, that kind of sounds right. ir tu galvoji, nu, skamba kaip ir gerai. Have you ever found yourself saying, man, Ir that kind ar- of sounds right? Pats kada nebuvai tokia situacija, kur sakai, nu tikrai skamba gerai. Yeah, God is love. Taip, Dievas yra meilė. And if God loves people, Ir jeigu Dievas myli žmonės, why not? Why not? kodėlgi ne? Well, you have to be able to test His good, perfect, and pleasing will. Bet tu turi ištirti, kokia yra gera, tinkama ir tobula Dievo We valia. live in a world Mes gyvename pasaulyje, where you have to shut down the system kur turi uždaryti tas of sistemas, prepackaged truth. tos jau iš anksto supakuotos tiesos. Renew your mind. Atnaujink savo protą. Spend time in the scriptures. Leisk laiką skaitydama žodį. Look. Žiūrėk, Read. tirk, skaityk. If you have a hard time spending much time reading the scriptures, Ir jeigu sunku jums skirti daug laiko skaitant raštą, this might challenge you. aišku, galbūt tai dabar bus iššūkis But I jums, promise this is actually scriptural. bet iš tikrųjų pažadu tai pagal raštą. I'm a slow reader. Iš tikrųjų, aš esu tas, kuris labai lietai Ooh, I'm a skaito. slow reader. Aš tikrai lietai Have you skaitau. ever been reading
something, Ar teko kažkada kažką skaityti and next thing you know, you're still reading, but your mind is on something ir tu else? tarsi skaitai, bet tavo mintis jau kažkur toli? Most of the time, Dažniausiai, daugiausia. that's kind of me. Bet tai apie mane. I know who I am. Aš žinau, kas esu, koks esu. But then I realized Bet aš suvokiau, on my Bible app mano Biblijos programėlėje and yours, ir jūsų there's a way to actually listen to Yra- the audio Bible. būdas, kaip tu gali klausytis audio įrašą Someone Biblijos. told me to do that. Kažkas man tai pasakė. And then I said, no, Aš sakau, nu kaip? no, 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 no. Kaip Uh-uh. klausyti Dievo žodį? Absolutely not. Tikrai ne. I have to sacrifice. Aš turiu aukotis. I have to sit there and read and not know what I'm reading. Turiu skaityti, nesuprasdamas, ką aš ten skaitau. But when I was reading the Old Testament, Bet kada aš skaičiau Senąjį testamentą, did you know that the Israelites, ar žinote, kad izraelitai every year, kiekvienais metais they would go and they would listen to the high priest, jie eidavo ir klausydavosi aukščiausiojo vyriausiojo kunigo and they would listen to the high priest read the whole law from start to finish. ir jie klausydavo, kai vyriausias kunigas skaitydavo įstatymą nuo pradžios iki pabaigos. It's true. Tokia tiesa. They would listen to someone else reading the Word of Jie God. klausėsi, kaip kažkas kitas skaitė Dievo žodį. I challenge you, Ir todėl mano iššūkis jums, if you have a hard time reading the scriptures, jeigu jums sunku skaityti raštą, go to your Bible app, susiraskite Biblijos programėlę, press play, paspauskite and you groti will, the world around you will transform. ir pasaulis aplink jūs pasikeis. I used to have a goal of reading the Bible once a year. Pas mane buvo toks tikslas per metus perskaityti visą Bibliją. And most of the times naughty me, Ir dažniausiai I couldn't do it. aš negalėdavau. But since I started listening to the Bible app, Bet nuo to momento, kai aš pradėjau klausytis Biblijos, I read the Bible taigi aš skaitau Bibliją, about 4 times every year. 4 kartus dabar praskaitau Bibliją per metus. I have absorbed more scripture Ir in the last few years by per- listening. Paskutinius keletą metų klausydamas aš daugiau sugėriau rašto. And every time I listen, Ir kiekvieną kartą, kai aš klausausi, I'm hearing things that I never caught before. aš išgirstu dalykus, kurių niekada prieš tai nesupratau. Spend time, Todėl skirk laiką, renew your mind, atnaujink savo protą. learn what God has to say about society and about the world around you. Supras, ką Dievas turi pasakyti apie pasaulį, apie visuomenę. Be transformed by the renewing of your mind. Taigi būk pasikeis atnaujindamas savo protą. And the last system I want to talk about Ir paskutinė sistema, kurią aš noriu paminėti. is everybody still with me? Ar jūs dar su manim? The system of your humanity. Tai yra jūsų žmogiškumo sistema. That sounds weird. Where's the Keistai can of skamba, ar meat? ne? Kur ten mėsos ta skardinė? The system of your own humanity. Taigi tavo paties žmogiškumo sistema. We are humans. Mes esam žmonės. Some of you, Kai kurie iš jūsų, you're in a system, jūs esat sistemoje. and that's not allowing you to become who you know you need to become. Ir tai neleidžia jums tapti tuo, kuo jūs jau suprantat, kad jūs turėtume būti. Maybe you've heard over and over again you're a sinner. Ir galbūt ne kartą jūs esate jau girdėję, tu esi nusidėjėlis. Maybe you've believed this word about you, Ir galbūt tu tiki to žodžiu apie save. and you feel like you're one thing, Ir tu galvoji, nu taip, aš esu tas dalykas, but your heart says you need to become something else. bet tavo širdis byloja ir šaukia, kad tu turi būti kažkuo kitu. Now, some of you are struggling with your own humanity. Ir kažkas iš jūsų, jūs kovojat su savo paties žmogiškumu. And I'll tell you, one of the biggest lies that Satan can tell you, Ir aš galiu jums pasakyti, didžiausias melas, kurį šėtonas gali primesti, he'll tell you, you cannot change. tai tu negali pasikeisti. This thing that you struggle with, Ta dalykas, su kuriuo tu kovoji, you will never get past it. niekada tu jos neįveiksi. Maybe you want to serve the Lord. Galbūt tu nori tarnauti We need viešpačiui our keys. ar groti klavišiniais, Where's our young lady with kur the keys? mūsų mergina, kuri moka ten gražiai juos groti.
You've listened over and over again to this lie. Tu vis ir klausai to melo. And you've heard again and again Ir tu vis girdi, from Satan or from the system around you. šėtonas tau tai byloja, ar ta sistema aplink tave, You will never be able to get past this thing. tu niekada neperžengsi Or to maybe dalyko. you've come to camps and you've come to conferences just like this. Ir galbūt tu buvai stovykloje, galbūt tu buvai tokiose konferencijose. You've responded. Ir tu netgi atgailavai ar meldėsi atgailos You've maldą. gone to the altar. Ir tu buvai išėjęs į priekį. You have raised your hands. Tu kėlei savo rankas. You have come. Tu buvai You've išėjęs. done all of the things. Ir tu padarei visus tuos But then you dalykus. go home. Bet tada tu grįžti And namo. home is not like the conference. Ir namuose tikrai ne kaip It's konferencijoje. not like the camp. Ir ne kaip stovykloje. Things are different. Dalykai visai You kitokie. come to the realities. Ten yra tavo realybė. And Satan starts to tell you again Ir šėtonas vėl pradeda tau kalbėti. that commitment that you made, Tas tavo you will pasižadėjimas, never get past that thing. tu bet tuo dalyku toli nenujudėsi. Those decisions that you made, Tie sprendimai, kuriuos tu you'll priėmė, never be able to tu fulfill those things. negalėsi jų įgyvendinti. Maybe you've wanted to go beyond these things, Gal tu norėjai žengti toliau nei tie but dalykai, you've never gotten to that place where the things actually change. bet tu niekada taip ir nepasiekė tos vietos, kur dalykai iš tiesų pradeda keistis. And you're stuck in the system of your own humanity. Ir tu esi įstrigęs savo paties žmogiškumo sistemoje. I want for you to look at Ezekiel 11:19. Ir dabar noriu, kad mes pažiūrėtume kiekvienas iš mūsų Ezechielio pranašystę. Aš šlovintojų komandą paprašysiu. Ezechielio pranašystė 11:19. Your relationship with the Lord feels like a can, like something false, Galbūt tau santykis su Dievu atrodo kaip ta skardinė, kažkas netikro. but you're designed to be something else. O tu esi sukurtas būti kažkuo kita. Let me tell you something about who you are. Ir aš noriu tau pasakyti, kas tu esi. All of history and all of humanity Visoji žmonijos istorijoje was waiting for someone to come to find the cross of Jesus Christ. laukia, kad galiausiai kažkas tai pamatys ir bus kryžius. And the reason why Jesus came in the first place Ir priežastis pirmiausia, kodėl Jėzus pasirodė, is so that you could come and repent. kad tu galėtumai ateiti pas jį ir atgailauti. And you could have a new agreement, Ir kad pas tave būtų nauja a sutartis, new agreement with God. naujas sutartis su Dievu. That even though you're a sinner, Nors tu esi nusidėlis, I am a sinner today. šiandieną aš esu I am nusidėlis. not a perfect person. Aš nesu tobulas And žmogus. there is not a perfect person in this room. Bet šioje vietoje nėra nei vieno tobulo žmogaus. And this is why Jesus came. Ir būtent todėl So Jėzus ir that atėjo, people just like you and me kad žmonės tokie kaip tu ir can aš come to the cross galėtume ateiti prie and kryžiaus we can repent ir galėtume atgailauti and we can live for Him the way that we wish to live for Him. ir galėtume gyventi taip, kaip mes norėtume dėl jo How many of gyventi. you would say, I am living a faith, Ir kas iš jūsų galite pasakyti, aš gyvenu tikėjimu, but I'm not living the way that I wish that I could live? bet aš negyvenu taip, kaip aš norėčiau gyventi. Ezekiel 11:19 Ezechielio 11:19. talks about the Lord wants to put a new spirit in you. Ir ten rašoma, kad Viešpats nori suteikti jums naują dvasią. And He'll remove your heart of stone. Ir jisai išims akmeninę širdį. How many of you feel like I've been living a faith of like a rock? Ir kas iš jūsų galbūt ir jaučiasi, gyvena tikėjimą tokį kaip uola. I'm a cold rock, Tiesiog šaltas akmuo. like a piece of concrete. Tiesiog cemento gabalas. And I want more. Bet aš noriu I want to daugiau. live different. Aš noriu gyventi I want kitaip. to live for the Lord. Aš noriu I gyventi want when I Viešpačiui. make that commitment Ir aš noriu, kai aš pasižadėjau to Viešpačiui, be able to go home kad aš grįšiu and namo have this natural heart. ir kad mano širdis būtų minkšta. In Ezekiel 11:19 Ezechielio 11:19. says that God will give you a heart of flesh. Ten yra rašoma, duosiu jums minkštą širdį. So you are not saved by God. You are not saved by God just to sit in your sin. Tu nesi išgelbėtas Dievo tam, kad tu sėdėtumai savo nuodėmėj. And you are not redeemed by Jesus Ir tu nesi atpirktas Jėzaus to believe that you'll never be able to get free from your sins. tikėti tam, kad tu
niekada taip ir neatsikratysi savo nuodėmių. And that thing that you struggle with, Ir tas dalykas, su kuriuo tau dabar yra that thing sunku, that you've committed again and again, tas dalykas, kurį tu darai vėl ir vėl. Lord, I give this to you. Viešpatie, aš pavedu tau, You today can be free. tu šiandieną gali būti You can laisvas. be free. Tu gali būti But laisvas, the world around you bet pasaulis aplink and the tave system around you ir sistemos and aplink Satan tave. will lie to you again Ir and again. šėtonas jisai vėl ir vėl And meluos. he'll say it's just going to be just like last time. Ir sakys, o bus lygiai taip pat kaip praeitą kartą. You're going to have to keep this secret forever. Tu šitą paslaptį turėsi amžiams saugoti. One of my favorite verses in the Bible, Bet mano labiausiai patinkanti Biblijos eilutė yra Isaiah 43 verse 19. Izaijo 43:19. This is God Tai yra Dievas, talking to slaves, kalbantis vergams. people that were taken as slaves Tai yra from their home, Žmonėms, kurie iš savo namų buvo išplėšti į and they vergystę were taken into another land. ir išvesti į kitą šalį. They were living in a canned system, Ir jie gyveno tose sistemose skardinių. and their humanity was lying to them, Ir žmonija melavo jiems. saying it's always going to be like Ir this. sakė, o visą laiką taip ir bus. And God said this to a people of slaves. Ir Dievas tai kalba žmonėms, kurie tuo metu buvo vergai. I'm doing a new thing. Štai aš darau naują. How many of you want a new thing? Kas iš jūsų, jūs norit naujo I want dalyko? something new. Aš noriu kažko I'm naujo. done. Man jau I want something new. nusibodo, aš noriu naują. It's springing up. Ir štai jau pasirodo. Don't you see it? Ar nepastebite? I'm making a way in the wilderness. Aš padarysiu kelią tyruose. Streams in the wilderness. Upės tekės And I'm going dykumose. to take you home. Aš gražinsiu jūs namo. Today, Šiandieną you have that opportunity. pas jūs, prieš jūs šitą galimybę. Today you have that opportunity. Šiandieną jūs turite šią I am galimybę. just like you. Aš lygiai taip pat kaip ir I jūs. can believe the lie. Aš galiu patikėti melais. I can believe the system. Aš galiu tikėti tą sistemą. But I know why Jesus came. Bet aš žinau, kodėl Jėzus atėjo. He came so that I can be free. Jis atėjo tam, kad aš būčiau And he came laisvas so that you can have a heart of flesh. ir kad tu turėtumei minkštą And he širdį. came so that he could do a new thing in you. Ir jis atėjo tam, kad tavyje sukurtų Now, naują. how many of you would say, Kas iš jūsų sakytumėt? I'm done with the system. Man atsibodo tos I sistemos want to turn baigta. off the autopilot. Aš noriu išjungti I don't want to autopilotą. live with these past experiences. Aš jau nebenoriu gyventi tais praeities patirtimis. I'm done with all of this packaged truth. Ir jau man baigta atsibodo ta tiesa, kuri yra supakuota. It's time to be renewed. Atėjo metas atsinaujinti. And how many of you would say, Ir kiek iš jūsų sakytumėt, I'm ready for that new thing? aš esu pasiruošęs šiems I'm naujiems done living dalykams. the lie. Man jau atsibodo tie melai. If that's you today, Ir jeigu šita kalba yra apie tave, I want to ask you to come and we want to pray aš for tiesiog you. noriu paprašyti tave išeiti į priekį ir mes melsimės But už you tave. have to be brave. Bet tu turi būti drąsus. And you have to have the courage Tu turi turėti drąsą, that would say, this time, kad sakytumai šį kartą, I tear down that can around me. aš tiesiog sudraskau tą skardinę ir tos dalykus, kurie buvo. Today I start living that new faith. Ir aš pradedu šiandieną gyventi naujų And how tikėjimų. many of you would say, that's me today? Kas iš jūsų šiandieną pritarsit? I'm Tai done- apie I'm mane. done with that Viskas thing. baigtas tuo done dalyku. with that thing. Man jau atsibodo. Now, if that's you, Ir jeigu tai yra apie tave, we want to call you today, and youth leaders, I Šiandieną want for you to come as aš well. noriu pakviesti jūs, jaunimo lyderis, paprašysiu išeiti į We need to be priekį, ready to pray for these people. kad jūs būtumėt pasiruošę melsis už tuos žmonės, If kurie you're išeis. here today, please, youth leaders, Todėl, come. jeigu tu manai, kad tau reikalinga dabar šitą maldą, If you're here today, taigi jeigu tu šiandieną esi čia and you would say, I'm done with this system that I've been living according to. ir tu sakai, viskas baigtas su tomis sistemomis, kuriomis aš tikėjau, That's me. jeigu tai yra apie tave, I'm that person. jeigu tu esi tas asmuo, I have not lived a fresh relationship with God for a jeigu long time. gyvenai neturėdamas šviežio santykio su viešpačiu, And today I'm done. šiandieną yra tas laikas. Today I repent, and I repent Šiandieną once and for all. aš noriu atgailauti kartą ir visiems laikams. If
that's you, Ir jeigu tai apie tave, I want to ask you to stand to your feet aš tiesiog paprašysiu tave and come pakilti to the front. ir ateiti į priekį. We want to pray for you. Jeigu tu nori, kad už tave pasimelstume, But you're going to have courage. bet tu turi turėti drąsą. Because Satan is going to lie to you tomorrow. Nes rytoj šitonas tau meluos. Some of you, Satan is going to lie to you in an hour. Kai kuriems iš jūsų jau po valandos šitonas meluos. You're going to have the courage Todėl turėk drąsos to stand on your feet pakilti and even tell Satan from time to time, ir karts nuo karto šetonai sakyti, you'll no longer have access to my mind. tu viskas nebeturi galios mano You no protui, longer have access to my heart. nebeprieisi prie mano širdies You no longer have access to the way I live my faith. ir tu nebeturėsi prieimo tai, kaip aš gyvensiu savo Please tikėjimu. come. Todėl ateik į priekį And you will watch your faith transform. ir tu matysi savo tikėjimą pasikeičiantį. Everything can be different from this moment on. Nuo šios akimirkos viskas bus kitaip. Today is your day. Todėl šiandiena yra tavo It's diena. time to come. Tiesiog prašau, kviečiu išeik į priekį.